labas rytas visiems, nauja diena ir naujas kontentas. Tai ką šiandien darysim, tai pašnekėsim truputėlį apie pramogas, kurių čia yra tikrai ganėtinai nemažai. Tai kalbam būtent apie Vlorės miestą, bet šiaip manau, kad bendros pramogos galioja tikriausiai visoje Albanijoje. Tai viena iš pagrindinių pramogų yra boat tripai. Tai būtent šiandien mes keliausim su greitaėge valtimi prie uolų, viską įmesiu, gal leis prasiplaukiat biškį, tai gal ir panardysim. Šiaip aparčitą galima dar pasiplaukioti ir su paprastom jachtom, galima pasiplaukioti netgi su piratų laivu, kas irgi ganėtinai įdomiai skamba. Vandens pramogų tikrai ganėtinai daug. Galima netgi iš tikrųjų Ksamilėje ir kokiam dar mieste? Himarėje ir Ksamilėje išsinuomoti savo laivą ir su juo plaukoti. Ir šiaip kas keiščiausia, tai kad nuo 60 arklio galių prasideda varikliai. Kam Lietuvoje reikėtų teisų, čia gali išsinuomoti beveik kiekvienas ir drąsiai plaukoti. Tai tikrai rekomenduoju. Ir tiek. Tai kas dar apie pramogas gal iš tikrųjų pratęsiu, tai žinoma, pirdos, keturačiai, bagiai, čia irgi mačiau, lygiai tą patys nuomoja ir daro ekskursiją su bagiais, su keturačiais. Ten biškai gal įdomiau, galima pro kalnus pravažiuoti. Tie patys haikinimai, pilna kelių haikinimų. Tikrai tos turistinės veiklos, aktyvios veiklos, jos ganėtinai yra daug. Ir tiek, greitakalbiai, švariau viską. Tai žodžiu, mes laukiam boat tripą. To jau susitiksim, įmesiu vaizdų, gal kažką išeis ir pašnekėti, kažką ir parodyti daugiau. Labai sakau, norėčiau panardyti, kadangi mačiau, kad kai kurie daro paslaugą, kad duoda šnorkelį su kauke, galima lengvą nardymą padaryti, kamera pas mane atspari vandenį, tai visai būtų smagu. Ir tokias takelis, tokia pramoga, kaip mes šiandien darysim, tai žmogų apie 30 eurų. Aš kalbu apie 35, 28, 30, taip labai skirtingai, bet plius minus tas pats. Ok, tai einame į savo valtį. Šiaip įdomiai jisai surinko apie kokį 100 žmonių ir to 100 žmonių išdalina į 4 valtis. Tai mūsų grupė pirmoji ir keliaujam į savo valtelę. Šiaip atrodo, sakė, bus ganėtinai sunki kelionė. Nes turim bangų ir toks buvo per plauką nuo atšaukimo grupės. Tai, žinau, man tai viskas sakė, aš tai čilinau, bet Greta labai panikavo dėl to. Bet viskas sakė. Dėjome valtelę, sakė pasipurtysim, būsim visi šlapi. Bet aš manau, kad tai padaro kelionę tik įdomesnę. Policija liepė užsidėti mums šitus, be jų negalim plaukti. Tai šiandien ja. Tai nežinau, man biškai gal toks įtemptesnis daiktas, bet viskas gerai. Svarbiausia, kad ne tavo, kur dabar traukia pakaroklį, kur per kaklą. Tai va, šiaip visai nieko valtelė, speedboatas, bus įdomi greita kelionė. Įdomu, laukiu. Atsišvartavom ir kelionė prasideda. Šiaip biškai susigrūdė, to nemažai čia mūsų įkiša. Sakė, kad biškai pasidaužysim. Bet sako, sušlapsim, bet vasarą no problem. Atplaukėm į mūsų pirmą sustojimą, tai yra sala, kuri anksčiau buvo, sovietų laikais buvo militarinė bazė, kadangi dėl to, kad ganėtinai patogus reikalas, čia buvo uostas, būtent tas militarinis visą kitą. Čia gyveno kareiviai, pusė salos buvo gyvenamosios, ten dar matosi, iš tikrųjų tie sovietiniai tokie namai, kaip pas mus kaimuose būna, dar išlikę irgi yra, o kita pusė buvo bazė. Dabar šitos salos dalį yra nusipirkus Trumpo dukra, tai šiaip labai dėl ko yra pikti patys albanai, nes tikrai jie to nenorėjo,
kadangi jų žemės yra parduodamos ir aš tikrai labai pilnai suprantu, tai, na, gaila. Dar truputėlį dar vaistų parodysiu. Tai čia, kaip ir minėjau, buvo kariniai laivai, parkuodavosi. Dabar tai yra turistų bazė, laikinas sustojimas tarp skirtingų turistinių taškų. Tai dabar turim pusvalanduką, pasvaikščiosim, jeigu kažką faino pamatysiu, tai tikrai parodysiu. Tokias takelis. Šiaip net drebu visas, ant kiek stuburą nusidaužiau iš tikrųjų. Bet visai fain. Tikrai įdomu. Nežinau. Gal geriau siūlyčiau tokiai valtį sėdėti gale. Mažiau daužytumėtės, nes tarsi porą kartų tikrai buvau pakilęs bent jau kokią 30 cm. Nu, taip žinai. Tai va, kaip tavo experiences? Gerai, man tai labai patiko. Irgi buvau gal net ir daugiau centimetrų pakilus. Jo. Tai labai gerai, kad telefonai kažkur neįsidėjau, nes būtų tikrai iškritęs. Būčiau pametus. Plaukai tik tai, kad į koltūną susivėlė, bet šiaip viskas man patiko. Labai. Jo, šiaip... Aš sėšiu bėgti. Šiaip ką rekomenduoju, tai tikrai pasimkite telefonui kažkokį įdeklą. Mes to nepadarėm, bet, na, iPhone'as žinau, kad... Sėdintys mūsų labai fainai tokį permatomą ir ziploką, tokį ant kaklo. Jo, tą tokį tėčio, tokį, kur ant kaklo permatomas, bet galėjai filmuoti viską. Nu, tai užsidėkit, žinot. Taip. Aišku, kas su iPhone'ais, nu, gal jie kažkiek apsaugoti, nors dabar šiaip tikriausiai dauguma kažkiek apsaugoti, bet, nu, žinot, atsarga gėdos nedaro tikriausiai. Tai tiek. Kranai va matosi, irgi buvo skirti iškelti krovinius iš laivų. Ir jo, labai gražus paplūdimys, kurį to jūs ir parodys. Tai pats paplūdimys, neįsigaskit, aktinis taip yra, bet jie iki tos vietos, kur prasideda vandens, bangų dūžiai. Ten patai yra smėliukas, vanduo visiškai skaidriai mėlynas. Labai laukiu tos salos, į kurią mes plaukiam ir labai tikiuosi, kad duos panardyti su akvalangais, nes turėtų būti maksimalus vaizdas. Tai tiek. Šiaip faina pramoga. Labai rekomenduoju išleisti 30 eurų už visiškai kitokį experience. Dar vienas įdomus dalykas už žmonės yra Flamingo Revolution. Tai va būtent dabar vykstančių riaušių Albanijoje, sostinėje. Tai dėl to taip ir pavadintos tas riaušės Flamingo Revolution, kadangi Amerika nori statyti savo kurortus. Tai būtent tose vietose, kur, šiaip yra draustinis, ten yra draudžiamas statybos ar kažkas tokio, kadangi būtent ten peri flamingai bei veisiasi vėžliai. Ir iki dabar iš tikrųjų viskas buvo kaip ir saugoma, niekas tai nebuvo leidžiama. Ir čia pasirodė Amerika, sako, norim statyti kurortus. Na ir pats Albanijos prezidentas, iš tikrųjų, prieš tai teko kalbėti su taksistu, sako, yra big mafia boss, ten kažkas tokio. Sako, for the money, gali padaryti viską. Tai liūdna, kaip ir minėjau, liūdna, ką gali pinigai, kad gali sunaikinti visą, nežinau. Žodžiu, nesibėdavojam, kažkas tokio. Ir ėmė valtį, bandysim toliau saugot nugarą kažkaip, nes jau jaučiu, kad atsisakinėja. Labai tikiuosi, kad matosi, priplaukiam prie antrojo savo sustojimo, tai yra ši ola. Tikriausiai viena iš tų vietų, kur labiausiai norėjom atplaukti, pamatyti, bet tikrai įspūdingai. Atrodo kaip piratų urvas, kuriame paslėptas lobis. Žiauriai gerai. Maksimum vaizdas. Esame olos viduje. Žiauriai gerai. Kaip vertini? 100 iš 10. 100 iš 10. Tiesa, aš žinau, kad per kamerą tikrai tiek nepersitikė, nes vakar įkeltą video žiūrėjau, ne tai. Bet, kaip aš norėčiau, kad jūs pajaustumėt
tas olos tokios net nugludintos, jeigu matosi. Ai, savo. Gerai, tai papasakoju trumpą informaciją, tai kai sakiau, kad panašu į piratų olą, tai taip ir yra. Pasirodo, čia Albanijos piratai slėpdavo savo turtus. Vėlgi, tai tikriausiai šnekama, nesupratau labai, nes labai nesigirdė, kadangi ir kitos valtis plaukė. Tai va, tai piratų ola tikra, po to, kiek supratau, bus galima ir paplaukėti, ir taip pat bus galima užlipti į viršų. Ir tokios takelės, šiaip sakė, jau kažkas čia nutinka, tai mes neatsakom. Tai tiek, šiaip fain, tikrai fain. Išlipam ant tokio pontoninio tilto, kuris, išbandymas pereiti, bet kažkaip pereisim. Tai žodžiu, kas liečia kaukės, tai pasirodo, buvo parašyta, bet ten reikėjo pasimti kažkokiam ofise. Čia tik keli žmonės, gal kažkas tokio. Tai gaila, bet kaukių nebus. O dabar turim 2,5 valandos laiko pačilinti. Tai galima ir pasimaudyti paplūdimį. Yra kavinės veikiančios. Tai nežinau, jaučiu, kad eisim, gal užkasim. Ir užkandę gal nežinau, pasižiūrės, arba gal pirmai smaudysim. Nu, žodžiu, tai truputėlį mes turim savo laisvo laiko ir op. Viskas. Tai truputėlį savo laisvo laiko turim ir tada susitiksim už kelių sekundžių. Greitai praleidom 2 valandas saloje, sulipam į valtį ir keliausime atgal į Florės miestą. Tai šiaip visai fainai, užkandom, prisego čia, ką valgiam, tada pasimaudėm, panardėm, kamerą išvalgiau po vandeniu. Gaila, neturėjau šitą akinių, bet viskas ok. Tai tiek ir ką, porą vaizdų dar įmetu iš plaukimo atgal. Ir tikriausiai paskui lauks atsisveikinimas. Grįžom į krantą ir jaučiu, kad viskas. Nedaug parodžiau vieną pramogą. Šiaip pramoga užsitęsė maždaug apie 5 valandas tikriausiai. Už 30 eurų žmogui. Na, tikrai man atrodo verta kiekvieno cento. Atgal pasitaikė, kad nebuvo bangų, tai žiauriai maloniai, žiauriai greitai grįžome. Čia dar biškai padurniavo, padriftiorino. Valtės valdytojas, kapitonas, vairuotojas. Nu ir tiek, dar tik išlipinėdamas pašiną pasigau, tai kai reikės kažkaip čia susto pabandyti įsitraukti. Tokias takelio šaika, tai padėkosiu kiekvienam naujam subscriberiui, kas paspaudžia tą subscribe mygtuką. Tai tikrai daug reiškia, nes, tikrai ir tą pinigėlį išleidžiam kažkokį ir visą kitą, jums tai nekainuoja. Ir tikiuosi, kad patinka. Tai paspauskite subscribe, paspauskite laiką, šaukite komentarą, kur turėtume dar nukeliauti. Greičiausiai tikriausiai jau rytoj išvažiuojam iš Florės ir važiuosim į Albanijos viršų. Tai susitiksim jau kitose miestuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražios likusios dienos. Ir būtinai šiaip siūlau nueiti į praeitą video, įkėliau žiauriai jį nelaiku. Tai tikrai bent jau man pačiam net įdomu jį buvo žiūrėti. Tai tikiuosi patiks ir jum, nes įkėliau, kaip ir minėjau, nelaiku. Dėl to labai jo kažkaip YouTube'as neišmetė. Na, gyvi ir mokys. Tai ačiū, subscribe, like, comment ir iki kitų kartų. Čiau, šaika.